Čia Energy Digest tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 10-oji 2026 metų savaitė. Iš karto atsiprašau už balsą, pavasaris turi savo trūkumo. Iš geresnių naujienų. Ignitis grupė pradėjo savo turto rotacijos programą. Elektrum Lietuva paleidžia naują saulės parką, o pagal pagaminamos elektros iš vėjo dalį tapome antri Europoje. Iš tokių vidutinių vėjomaina suabejojo dėl elektros tiekimo gyventojams, o vasarį elektra buvo brangiausia bent per 2 metus. Be to, šilimo sezonas suteikė pamokų, o Litgrid išmontuos likutinę Litpol-Link dalį. Kaip atsiprašymą už jūsų išlauktą pauzę tarp naujienlaiškių ir tinklalaidžių savame suprantama, parengiau ir pagrindinių punktų sąvadą apie JAV karo prieš Iraną pasekmes energetikai ir visų mūsų kišenėms. Štai visą tai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. For God's sake, this man cannot remain powerful. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Pradėkime nuo atsiprašymo už pauzę. Tikėjausi, kad apsiribosiu 1 savaitės pertrauką, bet tuomet atsitiko, kas atsitiko ir pauzė prasitęsė. Kaip kompensacija štai papildomas gabaliukas. Būtent apie tai, kas atsitiko. JAV ir Izraelis pradėjo karą prieš Iraną. Tuomet nutiko tai, ką buvo galima nesunkiai numanyti, buvo uždaryta laivyba Hormūzo sąsiauriu. Be to, Iranas į karinius veiksmus atsakė raketų ir dronų smūgiais aplinkinių šalių energetikos infrastruktūrai. Kokia viso to svarba? Iranas eksportuoja apie 2% pasauliui reikalingos naftos. Daugiausiai į Kiniją ir Jungtinius Arabų Emiratus, bet tai nėra nepakeičiamas kiekis, kas iš tikrųjų svarbu yra Hormūzo sąsiauris. Įprastai jo keliauja apie 20% visų pasaulio suskystintų gamtinių dujų bei 20% pasaulio naftos poreikio. Regione taip pat yra įrengta kiek daugiau nei 10% naftos perdirbimo, tai yra dizelio, benzino, aviacinio kuro ir kitų naftos produktų gamybos pajėgumų. Iš ko susidaro tas kamštis? Sąsiaurio kamštis susideda iš 3 sluoksnių. JAV transporto administracija pirmoji paskelbė rekomendaciją nesinaudoti Hormūzo sąsiauriu, jei tai įmanoma, bei rekomendaciją nesiartinti prie jos karo laivų per 30 jūrmylių, kas yra apie 56 kilometrus. Po kelių dienų Iranas taip pat oficialiai paskelbė atakuosiantis bet kokį laivą bandantį kirsti Hormūzo sąsiaurį. Trečiasis kamščio sluoksnis – smarkiai išaugusi draudimo kaina. Draudimo bendrovės nutraukė senuosius polisus, priversdamos laivus draustis naujomis sąlygomis ir jokia komercinė laivyba nevyksta be draudimo. Tiesa pastebėtina, kad pastarąjį sluoksnį ko gero visą laiką kaltins politikai, tačiau jo atsiradimas yra reakcija į pirmuosius 2. Nelikus grėsmių laivybai, žemyn nučiuožtų ir draudimo kaina. Antra vertus, energijos šoko akivaizdoje draudimo kaina yra trečia rūšis – rūpestis. Trukmė. Energetikai svarbi šio karo dedamoji yra sąsiaurio uždarimo trukmė. Ne tik dėl negaunamų energijos barelių, kuo ilgiau jis yra uždarytas, tuo sudėtingiau bus grįžti į pradinę padėtį. Kurį laiką bendrovės gali dirbti į sandėlį, taip sakant, tačiau tų sandėlių nėra daug ir jei situacija privers nutraukti išteklių gavybą, jos atstatymui reikės laiko net ir tada, kai laivyba sąsiauriu bus atkurta. Be to, kuo ilgiau trunka Irano daužimas į itin minkštus energetikos sektoriaus objektus, tuo daugiau laiko sugaištama jos taisant. Sąsiaurio uždarimo trukmę nulems keli dalykai. Tai karo pabaiga, jei visos 3 šalys su jie sutiktų. Aiškumo čia nedaug, Vašingtonas neapibrėžia karo tikslų nei jo pabaigos sąlygų. Galima sąsiaurį atverti karinė jėga, JAV jau pareiškė ketinančios lydėti sąsiaurių plaukiančius laivus, tam pajėgas telkia ir Europa. Tačiau tai ne garantija, kad laivyba nebus puolama. Irano masinės raketų ir dronų atakos slopsta, tačiau nei atakoms prieš laivybą, nei prieš naftos ir dujų infrastruktūrą masinių atakų nereikia. Kokios viso to pasekmės? Kol kas atrodo, kad Europa neturėtų susidurti su fiziniu energijos išteklių stygiumi, kurio bijoma, o pirmąjį smūgį sugeria Azijos ekonomikos. Tačiau tiek naftos, tiek jų produktų, tiek gamtinių dujų rinkos yra pasaulinės, tad skausmas Azijoje labai greitai per kainas taps skausmu visur kitur. Dizelis ir benzinas jau brangsta, dujos Europoje šoktelėjo iki pastarųjų metų aukštumų, nuo rekordų dar toli, tačiau tik kol kas. Energijos išteklių stygius netruks padaryti poveikį viskam.
ne tik per energijos išteklių ar degalų kainas, bet ir chemijos, plastiko pramonę, žemės ūkį. Neabejotinas rezultatas bus padidėjusi infliacija, nuo šoko trukmės ir pobūdžio priklausys, ar centriniai bankai dėl to bus priversti vėl didinti palūkanų normas. Nedidelė, bet dujų sektoriaus paguoda galėtų būti tai, kad kartu su Saharos dulkėmis į Europą atplūdo šilto oro banga, regis užbaigianti baudžiančią žiemą. Todėl dujų saugyklų tuštėjimas liovėsi gana anksti, o tai reiškia daugiau erdvės pasiruošti ateinančiai žiemai. Visgi palankus sezoniškumas neapsaugos nuo kainų šuolio. Kitos pasekmės – JAV jau paskelbė mažinanti sankcijas daliai Rusijos naftos eksporto į Indiją. Kremliaus režimas iš šios krizės jau gauna itin reikalingų pajamų savo karo mašinai. Prognozė. Žvelgdamas į artimiausią ateitį matau 22 metų energijos kainų šoko kontūrą. Tačiau viską vis dar gaubia tirštas rūkas ir nesuprantu, ar tas kontūras išties yra mažesnis, ar tik atrodo mažesnis, nes yra toliau. Kainų lygiai regis rodo mažesnį šoką. Tačiau karo eiga ir pobūdis verčia manyti, kad blogiausia dar ateityje. Asmeniškai ruošiuosi tam, kad skaudės. 73 ir 79 praėjusio amžiaus metų naftos kainų šokai sukėlė 10-metį trukusią ekonominę krizę visame vakarų pasaulyje ir supažindino visus su stagfliacija, augančiomis kainomis lėtėjančios ekonomikos fone. Matysime, kai baigsis 22 ir 26 metų energijos kainų šokai. Manau, didžiausios iškastinius energijos išteklius eksportuojančios šalys į šipulius sudaužė šio energetikos žanro reputaciją. Europos, o ir mūsų ateityje vietinė ir atsinaujinanti energetika. O dabar grįžkime prie įprastos programos. Pradėkime nuo šildymo sezono pamokų. Itin šalti sausis ir vasaris išbandė Lietuvos miesto šilumos sistemas. Šilumininkai teigia, kad incidentų buvo išvengta, tačiau pripažįsta, kad laikotarpis buvo ekstremalus. Didžiausias iššūkis buvo sistemos patikimumas. Visi renginiai dirbo aukščiausiais projektiniais parametrais, o biokuras kai kada buvo ledo gabalai, kuriuos reikėjo trupinti ir sudeginti. Būta neįprastų epizodų. Kauno Energija vasario 2 dieną ryte paprašė kauniečių nenaudoti karšto vandens, Klaipėdoje degintas mazutas. Biokuro kainos beveik pasiekė krizinės aukštumas, tai privertė Ignitis gamybą vežtis biokurą iš Latvijos. Pamokos taip pat keliauja ir iš Ukrainos, kurią Rusija šią žiemą iš visų jėgų stengiasi paskandinti į tamsą ir šaltį. Pirma pamoka – gal reikėtų griežtesnio reguliavimo, kaip įmonės turėtų apsirūpinti biokuru prieš žiemą. Pamoka iš Ukrainos – reikėtų daugiau dubliuojančios infrastruktūros, mobilių katilinių ir panašių priemonių. Čia reikia išspręsti klausimą, kaip tai finansuoti ir sužinoti, ar reguliuotojas sutiktų, kad tokios išlaidos būtų įtraukiamos į šilumos tarifą. Kodėl visą tai svarbu? Na, ši žiema pateikė išbandymą realiai sunkiomis sąlygomis visai Lietuvos energetikos sistemai. Tai dar nebuvo ekstremaliausios įmanomos sąlygos, nebuvo mušami absoliutūs šalčio rekordai, taip pat šalčiai užklupo ne energetikos krizės ar karo akivaizdoje. Bet būtų apmaudu, jei nebūtų pamėginta iš šios situacijos išgauti pamokų ir patirties. Toliau apie Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų pardavimą. Šveicarijos fondų valdymo bendrovės Quaero Capital infrastruktūros fondas Quaero European Infrastructure Fund 3 paprašė konkurencijos tarybos leidimo. Jis ketina įsigyti 49% Ignitis grupės valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų. Tai techninis žingsnis pakeliui į savaitę anksčiau paskelbto sandorio užbaigimą. Fondas beveik pusė jėgainės perka už 120 milijonų eurų. Įmonių grupė į šią jėgainę iš viso yra investavusi 52 milijonus nuosavo kapitalą. Sandorio metu gauti pinigai bus panaudoti tolesnėms investicijoms ir įmonių grupės skolai mažinti. Kodėl tai svarbu? Na, tai pirmasis vadinamosios turto rotacijos programos sandoris Ignitis grupėje. Tai yra strategija, kai bendrovė ieško mažumos investuotojų jau pastatytas elektrines, o gautus pinigus investuoja į tolesnę plėtrą. Tai reiškia, kad tokių sandorių bus daugiau, o ir kiekvienas jų reikš daugiau investicijų į elektros gamybą. Antras Vilniaus kogeneracinės jėgainės sandorio aspektas – grupė taip išpildo 138 milijonų eurų paramą skyrusios Europos komisijos reikalavimą. Ši parama leis mažinti iš biokuro ir šiukšlių gaminamos šilumos kainą Vilniuje. Likutinė Litpol-Link dalis. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid imsis pertvarkyti Litpol-Link jungtį po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Iki jos veikusio elektros jungties nuolatinės srovės keitiklio valdymo sistema bus pertvarkyta ir nebeturės įtakos sinchroniškai veikiančiai jungties daliai.
Iki 25 metų vasario 9 dienos kontinentinės Europos ir Lietuvos elektros sistemos buvo sujungtos nesinchroniškai. Per Litpolink srovės keitiklius Alytuje. Čia kintama elektros srovė būdavo keičiama į nuolatinę, o kitoje keitiklio pusėje vėl paverčiama kintama srovė. Tai leido vykdyti elektros mainus tarp atskirų sistemų. Dabar bus keičiamos valdymo grandinės, bus perjungiama dalis kabelių, statomos naujos informacijos perdavimo įrenginių spintos. Rangos darbų pirkimą laimėjo Aedilis. Sutarties vertė siekia beveik 3 milijonus eurų, projekto pabaiga numatyta 27 metais rudeniop. Kodėl tai svarbu? Ne tiek tai svarbu, kiek smalsu. Iki kariniais laikais planuota, kad iki sinchronizacijos turės įvykti derybos tarp Maskvos ir Baltijos šalių prašymų Briuselio. Jų metu būtų tartasi, kaip atrodys Baltijos šalių, o tuo pačiu ir Europos elektros tinklo jungtis su Rusijos sistema. Galbūt manyta, kad šią įrangą gali tekti kelti prie Karaliaučiaus sienos, Maskvai siekiant išsaugoti elektros tranzitą iš Baltarusijos. Tačiau Rusija išsprendė viską 22 metais, pademonstruodamas savo kraugeriškumą Ukrainoje. Tad dabar perteklinė įranga demontuojama. Ir kiti dalykai. 4. nepriklausomų elektros tiekėjų gyventojams ketinusi tapti vėjomaina. Turės planus įvertinti iš naujo. Energetikos reguliuotojas Vert teigia, kad įmonė po konsultacijos paprašė laikinai sustabdyti prašymo vertinimą. Ji įsvertins rizikas ir savo galimybės tiekti elektrą gyventojams ir apie tai informuos reguliuotoją iki Liepos 1 dienos. Elektrum Lietuva pradeda eksploatuoti 65 MW instaliuotos ir 50 MW leistinosios galios saulės elektrinių parką Šalčininkų rajone Zakariškėse. Jis per metus planuojama pagamins 82 GWh elektros, į parką bendrovė investavo 38 milijonus eurų, jis jau gamina elektros energiją bandomuoju režimu. Parke įrengta saulės sekimo sistema, leidžianti moduliams judėti pagal jos trajektoriją. Elektros rinkoje vasaris tapo brangiausių mėnesių bent nuo 23 metų. Elektros kainos vidurkis buvo 155,5 eurų už megavatvalandę ir šiek tiek aplenkė pernykštį vasarį. Tuomet elektra kainavo 152,5. Situacija turėtų taisytis. Jau paskutinę vasario savaitę elektros poreikis pradėjo mažėti, o elektros gamyba iš saulės didėti. Pavasaris įprastai siejamas ir su palankiomis sąlygomis elektros gamybai iš vandens ir vėjo. Ir galiausiai, 25-aisiais vėjo elektrinės Lietuvoje užtikrino 33% elektros poreikio. Wind Europe duomenimis pagal šį rodiklį Lietuva yra antroje vietoje Europoje, pirmoji Danija. 24-aisiais Lietuva Europoje užėmė 8 vietą, tačiau pernai šalyje buvo įrengta 800 MW galios vėjo elektrinių. Iš viso jų galia siekia 2,5 GW. Saulės elektrinės pernai užtikrino 14% Lietuvos elektros suvartojimo, o tai yra 6 vieta Europoje. Šiam kartui tiek. Tik priminsiu, kad ši tinklalaidė yra rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu ir jeigu jūs naujienas mėgstate labiau skaityti, o ne jų klausytis, naujienlaiškį galite užprenumeruoti tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę. Visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas, iki kitų